Uleckas. Na, matome vėl, kaip trūksta žaidėjo Rytui. Taip Leikys, tai Uleckas labai toli nuo tritaškio įžaidinėja ir gaudo kamuolį, sakykim taip. Čia Uleckas iki galo, 2 taškai. Velička, dar vienas jo išėjimas į aikštelę. Galbūt šį kartą bus sėkmingesnis, žaidžia 1 prieš Janavičių. Suranda Goremą, šis aplenkė. Puikiai sužaidžia Džestinas. Kaip per arti, šiek tiek varžovo, per daug ištiestos kojas ir labai lengvai Goremas praleidžiamas į dešinę pusę. Mažina skirtumą Rytą. Ryto krepšininkai praranda budrumą atakos pabaigoje apie 20 sekundę. Čia jau Virginijaus Šeškaus mokykla. Na, kažkiek nebūtinai. 14 taškų persvara, kuri jau nebėra tokia ir menka. Į dešinę žygis. Atakuoja Velička, gauna stogą. Veteranas kiek pervertino savo. Atliekančių gynėjų yra lygoje. Labai šoklus Arnas, taip. Čia Radzevičius gynasi prieš žaidėją Janavičių. Ir dar vieną iš pirmųjų kartų girdime ir švilpimą iš Ryto sirgalių pusės, o čia neptūniečių klaida, bet Uleckas iš pradžių nubėgo prie tritaškio ir viskas gavosi labai sėkmingai Ryto komandai. Kai Uleckas sustojo, pajuto, kad Tubelis iš paskos atbėga, pabūgo bloko, išėjo dar geriau. Janavičių Tubelis iš toli, šį kartą sėkmingiau, nes kamuolys liečia lanką, bet metimas vis tiek netikslus. Jeigu dabar vėl prasileis taškus klaipėdiečiai, tikrai reikėtų, manau, jau prašyti pertraukėlės. Opcijos tiesiog pats atakavo. Uleckas toli atsitraukė, norėjo eliminuoti prasiveržimą, vis tiek puskablį puikų atliko Sargiūną. Puikus Fosterio perdavimas. Na ir Fosteris trečiam kėlinyje ėjęs aikštę, matome, visada ieško komandos draugų. Ir būdavo kone pagrindinis taškų rinkėjas. Čia panašu tikrai turės kitokį vaidmenį. Šiandien vos vieną kartą žiūrėjo į krepšį. O Ekonas išmaudo Pasevičių, deda iš viršaus. Fosteris atakuoja Newcastą, žaidžia iki galo ir dar vienas netikslus metimas. Kamuolys nukrenta Fosteriui, dar kartą ir 2 taškai. Maronkai čia dovanėlė, labai patogiai atšoka kamuolys ir klysta Maronka. Na ir Echodas, kaip ir minėjo per savo tą trumpą interviu apie energiją, tai tikrai daugiausiai energijos rodantis žaidėjas po pertraukos. Čia Fosteris atšokdamas Maronkai leido 3 taškai. Janavičius grįžta į rungtynes, taip pat ir matome ir Ąžuolo Tubelį, jam puikiai įmestas kamuolys, bet dar geresnis Echodo blokas. Su tokiais metimais norėtų gyventi Vilniečiai. Taip, ir likus 14, čia niekas nemato laisvo Fosterio, dabar gauna kamuolį. Kodėl iš karto nemetė Fosterio? Dar geriau! Sakai, Vaidai, tiek ilgai negavo kamuolį, gavęs kamuolį atrodė sudvėjojo ir tada